Policistinių kiaušidžių sindromas tai yra vyriškųjų hormonų perteklius moters organizme ir dėl šių vyriškųjų hormonų per didelio kiekio moterims sutrinka menstruacijos, jos tampa nereguliarios, moteris skundžiasi nevaldomu kūno svorio didėjimu, moteris skundžiasi akne, plaukuotumu padidintu, hirsutizmu ir tai gali turėti didelės įtakos moters vaisingumui. Policistinis kiaušidžių sindromas turi įtakos moters vaisingumui, tačiau priklauso nuo ligos eigos. Vienoms moterims užtenka tiesiog subalansuoti vyriškų ir moteriškųjų hormonų disbalansą, o kitoms moterims reikalingos pagalbinės vaisingumo priemonės, tokios kaip kad pavyzdžiui stimuliacija, nes su vaisingumu yra sutrikusi ovuliacija, o kartais gali reikėti ir pagalbinio vaisinimo. Tai yra įgimta liga, tai yra paveldima liga, moteris su tokia liga gimsta, tik tai yra įmanomas šios ligos valdymas su gyvenimo būdu ir su mityba. Jeigu moteris sveikai maitinasi, jeigu moteris sportuoja, jeigu moteris suvaldo savo stresą, policistinių kiaušidžių liga gali pasireikšti labai silpnai arba visiškai nepasireikšti ir moteris gali nusiskundimų neturėti.